Bet buvusi valdžia, liberal-konservatorių, toks eksperimentus labai mėgo daryti ir ypač labai mėgo eksperimentus perkelti kitai kadencijai. Nieko naujo. Jie eksperimentus darė užsienio politikoje, švietimo politikoje, socialinėje politikoje, įvairiuose politikos. Nauja valdančioji dauguma eidavo į rinkimus, ką sakė. Mes netęsim konservatorių politikos, nebedarysim eksperimentų. Atrodo, patikėjo žmonės, prabalsavo už kitus politikus, turim naują valdančią daugumą. Ir labą dieną. Užsienio politikoje tęsiama konservatorių politika. Švietime vėl bus tęsiama konservatorių politika. Tai palaukit, valdančioji dauguma priėmė sprendimą atšaukti šitą eksperimentą ir jo nedaryti. Tada prezidentas vetuoja, padaro kaip nori konservatoriai, tęsia konservatorių politiką ir nukeliam 3 metų. Apie kokį nukelimą šnekam? Tai jeigu valdančiųjų dauguma nusprendė, kad nenukelinėti, o naikinti šitą dalyką, tai to laikykime iki galo. Gerai, ateis kiti valdantieji, gal nuspręs kitaip, bet ši valdančiųjų dauguma nusprendė eiti šituo keliu. Tai man labai gaila, kad koalicijos partneriai, valdantieji nudreifavo ir nusprendė plaukti pasroviui. Yra tokia japonų patarlė. Netgi numirusi žuvis gali plaukti pasroviui. Nesirinkime to kelio plaukti pasroviui. Turėkime savo tvirtą kryptį, kad tų eksperimentų nedarom ir einam į priekį. Deja, kitaip nuplaukiam. Man labai patiko amžinatilsį Mažeikio rajono skyriaus Apolinaro švietimo skyriaus vedėjo žodžiai, kuris labai daug metų buvo švietimo skyriaus vedėjų. Aš jau paklausiu vieną dalyką, kaip tau pavyko daug dešimtmečių Mažeikių švietimo visą sistemą turėti geriausią Lietuvoje? Ji visada papuldavo į 10. Visada. Tai jis labai gerai pasakė, sako, aš pergyvenau labai daug ministrų, bet vieną taisyklę buvo išmokęs, niekada neskubėk daryti tai, ką nuleidžia iš viršaus. Ką švietimo ministerijos, ministrai, valdančios daugumas, niekada neskubėk to daryti. O dažniausiai, sako, aš darydavau atvirkščiai. Atėjo liberalų mada, uždarykit kuo daugiau klasių ir mokyklų. Mažos mokyklos iš vis nereikalingos, jas reikia kuo greičiau uždaryti. Sako, aš visada saugiau kiekvieną mokyklą, kiekvieną klasę. Nes kiekviena mokykla, kiekviena klasė yra brangi. Tada kartelių kelimai, rezultatų visokie kelimai, reikalavimai. Jeigu tu nesuteiki visų galimybių švietimui ir vaikam, ko reikia, tu negali reikalauti dar didesnio rezultatų. Kas dabar yra švietime? Ar yra pakankamai švietimo pagalbos specialistų? Ne, nėra. Ir niekam neįdomu. Viskas numetama kažkam. Jūs kaip nors ten kažką darykit. Vienoje savivaldybė skiria, kiek reikia švietimo pagalbos specialistų, kitoje sako, nereikia. Ar yra pakankamai mokytojų padėjėjų? Nėra. Ar yra kvalifikacijų kelimas švietimo mokytojams kitiem? Vienur yra, kitur nėra. Ir mes nesuteikdami to, ko reikia mokiniam, norim jiems kelti kartelės, jas dar labiau didinti. Kitas eksperimentas, įtraukusis ugdymas. Padarėm tokį eksperimentą, kad nei vieni gauna pagalbos, nei kiti gali mokytis ir siekti dar daugiau. Ir niekam tai neįdomu. Tie vaikai ten kenčia nuo visų tų eksperimentų, o po to sakom, dabar politikai nusprendė kartelį jums pakelti. Pažiūrėsim, kaip jūs tos eksperimentus praėjot. Tai nebedarykim jokių eksperimentų, leiskite tam švietimui ramiai gyventi ir visų pirma, suteikim viską, ko reikia švietimui, o tada reikalaukim rezultatų. Jeigu nesugebėjom suteikti, tai nereikalaukim rezultatų. Ir aš tikrai pasisakau, kad prieš šį veto reikia balsuoti, jokių eksperimentų nukelimų nereikia, atėjo valdančioji dauguma, tegu dirba savo keliu ir tegu daro tą, ką reikia, o nežiūrėti, kaip prezidentui patinka.